Sveiki, čia Mykolas Katkus, aš esu VRP Hilanauton valdybos pirmininkas ir aš Jums papasakosiu apie mūsų agentūros kartu su Socialinės informacijos centru ir Investos Forum atliktų pirmųjų Lietuvoje verslo reputacijos indekso tyrimų. Šitas tyrimas atsirado netuščioje vietoje, mes dirbame Lietuvos rinkoje jau turbūt 17 metų ir visą laiką galvojame, kad turbūt seniai svarstėme, kad Lietuvoje trūksta geros tokios bazės nustatyti, koks yra reputacijos lygis tarp įvairių kompanijų, kaip jį galima būtų palyginti su kitomis tos pačios srities bendrovėmis. Ir taip pat, kaip kokie yra pagrindiniai faktoriai, kurie tą reputaciją įtakoja. Tačiau dauguma tokių tyrimų yra arba labai paviršutiniški, kada yra apklausima tik tai plačioji Lietuvos visuomenė ir tada tas tyrimo rezultatai tampa tokie labai panašus į įvairių prekės ženklų tyrimo rezultatus. Arba tie tyrimai, kurie giliau pažvelgia į visuomenės sluoksnius ir jų požiūrius į organizacijas, jie būna labai tokie brangus ir labai pritaikyti tik vienam klientui. Tai šiame tyrime mums atrodo, kad pavyko išspręsti tą klausimą, kaip padaryti tyrimą, kuris viena vertus būtų prieinamas daugeliu Lietuvos verslo bendrovių ir tuo pat metu jisai būtų pakankamai išsamus ir gilus, kad iš jo būtų galima daryti įžvalgas. Tai tada pradėkim nuo pradžių. Tai čia yra tokie bendri dalykai, tyrimo dizaino aspektai. Šio tyrimo tikslas yra ištirti Lietuvos verslo ir visuomenės lyderių požiūrį į didžiausias šalies bendrovės, jų veiklą ir įvertinti jų reputaciją. Ir kas labai svarbu, mes tyrimo metu apklausėme 3 tikslinės grupės. Ne vieną tikslinę grupę, ne tik tai visuomenę, 15-74 metų amžiaus šalies gyventojus, kas būna paprastai apklausima įvairiuose panašiuose tyrimuose, bet mes taip pat apklausėme ir 2 labai sunkiai pasiekiamas grupės. Tai sprendimo priėmėjai, tarp kurių yra didžiausių Lietuvos įmonių vadovai, reguliuojančių valstybinių institucijų aukščiausio lygio vadovai, politikai, visokių verslo organizacijų, asociacijų vadai ir panašiai. Ir apklausėm taip pat nuomonių lyderius. Tai yra tie, kas formuoja nuomonę, tai yra žurnalistai, ekspertai, NVO atstovai, valstybinių institucijų antro lygio vadovai, verslo atstovai, rinkodaros specialistai. Kitaip tariant, apklausėme tiek tuos, kurie priima sprendimus, tiek tuos, kurie, sakykime, tai formuoja žmonių nuomonę apie sprendimus. Ir surinkom tokiam tyrimui užtektina imti, tai 105 sprendimų priėmėjus, 200 nuomonės lyderių ir 1010 gyventojų. Šitas tyrimas buvo apklaustas vyko internetu, o to visuomenė buvo apklausta tiesioginių interviu metu. Jau susitikę su apklausėju, nes tokiu būdu mes galime gauti šiek tiek rimtesnius duomenis. Ir tyrimas buvo atliktas ir pradėtas vasario mėnesį ir baigtas balandžio mėnesį. Tai paskutiniai įvykiai šitą tyrimą nepatiko. Dabar, kaip mes vertinom tą reputacijos indeksą? Na, visų pirma, tas indeksas ir atributai buvo vertinami ataskaitoje nuo skalės -100 iki 100. Ir čia buvo tokie keli pagrindiniai aspektai. Dabar dalis tyrimų, tokių, pavyzdžiui, kaip garsusis Edelman Trust barometrai, jie tyria pasitikėjimo dalį. Ar aš pasitikiu tą bendrovę ir tokiu būdu nustato, kad bendrovės reputaciją vertina per pasitikėjimo prizmę. Kai kurie kiti tyrimai kalba apie pagarbos arba gero vertinimo aspektus. Na, o taip pat dalis tyrimų tiesiog tiesiai klausia, ar jūs manote, kad šitos organizacijos reputacija yra gera. Na, mes šiuo atveju reputaciją naudojame kaip apibendrinantį pavadinimą, bet tas reputacijos indeksas, jisai apibendrina visų šitų 3, kaip čia pasakyti, grupių aspektų, tokį išveda iš vieną, padaro iš vieną apibendrintą šaltinį. Ir kaip pamatėm pačių tyrimų metu, ta mūsų mintis buvo tikrai labai gera, nes kai kurios bendrovės, pavyzdžiui, žmonės sakė pasitikiu, bet nemano, kad jos turi gerą reputaciją, arba, pavyzdžiui, palankiai vertinu, bet, tarkim, reputacijos aspektai jau buvo vertinami šiek tiek prasčiau, arba pasitikėjimas buvo šiek tiek mažesnis. Dabar, tam, kad tas tyrimas nebūtų vien tik tai indeksas, nebūtų toksai labai tuščias, mes panaudojame Amerikos politikoje dažnai taikomą metodiką, kada reputacijos buvo priskirti tam tikri reputacijos atributai kiekviena iš tų bendrovių ir paprašyta vertinti ir juos. Ir tie reputacijos atributai turėjo tokius kelis savo aspektus. Tai produktai ir paslaugos, aukšta kokybė verti savo kainos, klientai, darbdavio aspektai, vadovavimas, verslo sėkmė, verslo etika ir socialinė atsakomybė arba kažkokia nuosekli socialinė veikla.
Ir mums buvo labai įdomu pasižiūrėti, kaip tie aspektai įtakos vertinimą. Mes pradžioje klausėme, ar žmonės mano, kad kurios organizacijos, davėme sąrašą bendrovių, klausėme, ar jie mano, kad tos organizacijos turi gerą reputaciją, ar mes pasitikime, ar gerbė, gerai vertina, o tada paprašėme priskirti tam tikras tos atributinės savybės toms organizacijoms. Ir vėliau jau žiūrėjome, įdomiausia dalis buvo ne tik tai, ką žmonės priskyrė toms organizacijoms, kad, tarkim, pavyzdžiui, viena organizacija turi labai aukštos kokybės produktus arba puikiai tenkina klientų poreikius, bet taip pat stebėjome, kad kaip ta jų priskyrimas koreliuoja su jų vertinimu. Pavyzdžiui, buvo daug kompanijų, kuriuose buvo kalbama, kad reputacija yra palyginus prasta, bet, pavyzdžiui, jie nebejoja verslo sėkmė stipri finansiškai arba sparčiai augant įmonė. Tai reiškia, kad verslo sėkmė neturėjo įtakos jų reputacijos vertinimui. Tačiau, kai žmonės, pavyzdžiui, sakydavo, kad aš manau, kad šitos kompanijos reputacija yra gera ir, tarkim, jie sakydavo, kad jos produktai ir paslaugos yra aukštos kokybės, taip pat tai buvo akivaizdu, kad koreliacija yra pakankamai didelė tarp šitų dviejų aspektų ir galima sakyti, kad produktai ir paslaugos sudaro tos įmonės reputacijos dalį. Na, čia gal truputį komplikuota, aš manau, kad per pavyzdžius mes galėsim tai papasakoti truputėlį paprasčiau. Na ir čia yra paprastos gyventojų charakteristikos įprastinės, čia nieko ypatingo vidurkis. Iš tų sprendimų priėmėjų, nuomonės lyderių ir visuomenės vertinimų ir padarytas išvestas iš jų tam tikras vidurkis. Tai vėlgi negalima sakyti, kad visi sektoriai vertino Thermo Fisherį vienodai, bet galima iš karto pastebėti, kad tas Thermo Fisheris turėjo, tarkim taip, jo vidurkis buvo aukščiausias. Tai geriausios reputacijos bendrovės yra, ar man turbūt tai nėra labai didelis nustebimas, tai yra bendrovė labai daug eksportuojanti į užsienį, labai užsiimanti aktyvę tiek socialinę, tiek visuomeninę veiklą, tai yra Thermo Fisher Scientific, kurios vertinimas buvo pats aukščiausias. Turbūt įdomesnis pastebėjimas yra tai, kad antroji vietoje yra draudimo bendrovės AIG paslaugų centras įsikūręs Lietuvoje. Vėlgi žmonės negalėjo vertinti jos produktų, galėjo tik spėti apie juos, ir tas spėjimas turbūt bendrai buvo gerokai palankesnis. Kita biotechnologijų bendrovė, tai Sicor Biotech, nelabai daug nuo jos atsiliko. Tada mes turime dar dvi paslaugų centrų bendrovės, tai yra Barclays ir Western Union. Ir jau vėliau mes eina kalba apie Blue Bridge, kuris yra lietuviška IT bendrovė, kuri taip pat buvo pakankamai aukštai vertinta. Ta lietuviško verslo, tokio kasdieninio verslo, su kuriuo mes susidūrėme kasdieną ir kurio prekes ir paslaugas ir produktus naudojame, tai tarp jo, iš esmės, beveik vienodai vertinti buvo truputį aukščiau buvo Lietuvos draudimo vidurkis, buvo įvertintas Lietuvos draudimas ir Swedbankas. Tai dvi finansinių paslaugų kompanijos patikimos, apskritai Lietuvos draudimo vertinimą reikėtų labai. Tai tikrai gana įspūdingas rezultatas, nes pasaulio draudimo bendrovės retai patenka į reputacijos patikimiausių bendrovių indeksą, išskyrus Berkshire Hathaway, kuri priklauso garsiajam investuotojui Warrenui Buffettui. Lietuvoje draudimo bendrovės ir Lietuvos draudimas ir, kaip matom, Ergo buvo įvertintos pakankamai aukštai. Swedbankas, vėlgi turbūt nieko nuostabaus, tai bendrovė, kuri daug investuoja savo reputaciją. Ir matom, tas jau vaistinės įsiveržė, Camellia vaistinė, galiu iškart pasakyti, kad vertinimas visuomenėje buvo gerokai aukštesnis visų vaistinių negu tose kitose grupėse ir tai sąlygojo jos tokią žemesnę vietą. Jeigu būtų vertinus tik visuomenė, ko gero Camellia vaistinės būtų kur kas aukštesniai, aukščiau šiame tyrime. Ergo apkalbėjom, telekomunikacijų pirmoji bendrovė sąraše Teo, taip pat įvertinta kaip Ergo gintarinė vaistinė ir tokia viename esanti lygyje, ir mažmeninės bendrovės prekybos bendrovė IKI, nuo kurios nedaug atsilieka Švyturys ir SEB bankas. Taip pat aukštai buvo dar įvertinta bendrovė Nasdaq, kuri turėjo labai aukštą reitingą tarp nuomonės lyderių ir sprendimų priėmėjų, tačiau visuomenėje tiesiog neužteko statistinės imties tą reitingą nubrėžti, nes tiesiog daug žmonių jos nežinojo. Beje, buvo žmonių, kurie nežinojo ir čia vyraujančių paslaugų centrų. Tai jeigu būtumėm išbraukę paslaugų centrus iš šio reitingo, ko gero būtumėm turėję kur kas daugiau lietuviškų bendrovių tame pirmajame 15-tuke. Iš tikrųjų mes dėl to ir paskelbėm 15-tuką, o ne 10-tuką, kaip paprastai yra daroma, kad galėtum pamatyti, kaip įsiklosto kitos tos taip vadinamos gerai vertinamos įmonės.
Dabar kitas labai įdomus dalykas, ypatingai įdomus dalykas jau nurodantis tam tikrą kryptį, ką būtų galima pakeisti, tai yra tas atributų įtaka reputacijai reitingas. Na, čia mes kalbame ne apie tai, kokius atributus priskyrė vienai bendrovė, bet kurių atributų priskyrimas labiausiai įtakojo įvaizdį. Na, kitaip tariant, kaip aš anksčiau minėjau, jeigu, pavyzdžiui, sprendimo priėmėjai mano, kad elgesi etiškai, garbingai konkuruoja yra labai svarbus dalykas, tai arba, tarkim, įmonė, pavyzdžiui, prastai jį daro, tai vadinasi, jie tai įmonei skiria prastesnį balą. Ta prasme, tas blogą reputaciją būtent įtakoja šitie aspektai. Tai tarp sprendimų priėmėjų mes taip pat dar skiriame tokią dalį, kur yra stipri įtaka, kas turi įtakos reitingui ir kas turi mažos arba vidutinės įtakos tam reitingui. Tai praktiškai per visas kategorijas pirmas ketvirtukas yra labai panašus, per visas tris grupės, tai yra tarp nuomonės lyderių sprendimų priėmėjų vyrauja etiškas elgesys ir garbinga konkurencija ir sąžiningas ir atsakingas verslas. Tai yra dvi verslo etikos dalys. Kaip pavyzdys, pavyzdžiui, palygintume su vykdo tęstinę socialinę veiklą, atsakomybę, kažkas daro visuomenės sąmoningumo arba socialinės atsakomybės akcijas, tai pakliuvo tik į 6 vietą tarp sprendimų priėmėjų, o tarp nuomonės lyderių štai pakliuvo tik į 8 vietą, kaip ir tarp visuomenės. Tai kitaip tariant, žmonės nori, kad įmonė elgtųsi gerai, bet nedarytų gerą. Tai tas turbūt yra labai svarbi žinia ir tas elgimasis yra ir sąžiningumas, ir atsakingumas, ir garbinga konkurencija. Žinoma, kai žmonės pildo šitą anketą, jie ne visuomet tiksliai susimąsto, ką viena arba kita sąvoka reiškia ir čia yra daug vietos interpretacija, tačiau mano patirtis su tyrimais rodo, kad jeigu žmonės sako, kad elgiasi etiškai garbingai konkuruoja, jiems yra svarbu, tai dažniausiai jie tai ir turi galvoje ir per daug apie tai nemąsto. Dabar antra grupė, kuri ypatingai iššoka tarp visuomenės, natūralu, tai kaip ir sakiau, prekės ženklo aspektai, tai yra puikiai tenkina vartotojų poreikius ir produktai ir kokybės ir paslaugos yra aukštos kokybės. Galiu pasakyti, kad apskritai, tarkim, tarp geriausiai vertintų dalykų, tarp visų kategorijų, visose kategorijose, tiek tarp nuomonės lyderių, tiek tarp sprendimų priėmėjų, tiek visuomenėje, geriausiai vertinta dalis buvo vartotojų poreikių tenkinimas ir produktai, paslaugos yra aukštos kokybės. Kitaip tariant, jeigu būtų klausima apie įmonės prekės ženklo aspektus, tai apskritai tas reitingas būtų tik tai apie tai, tas reitingas ko gero būtų gerokai aukštesnis, nes bendrai produktai ir paslaugos yra vertinamas pakankamai gerai. Na, visuomenėje matom, tas etiškumas jis užima 3. ir 4. vietą. Dabar, kas yra dar svarbu, galbūt šiek tiek mažiau svarbu, na čia labai išsiskiria nuomonės lyderiai. Šiaip įdomus dalykas, kad sprendimo priėmėjams, darbuotojams mokamas sąžiningas atlyginimas ir besirūpinimas savo darbuotojais nebuvo toksai, kaip čia pasakyti, aktualus vertinime, nors jie tai vertino pakankamai neigiamai, kaip ir nuomonės lyderiai vertino neigiamai, kaip ir visuomenė taip pat vertino pakankamai neigiamai tos visus darbuotojų aspektus. Tačiau kiek tai įtakoja tavo vertinimą pačios kompanijos, na, iš tikrųjų įtakoja labai nedaug. Geras pavyzdys yra visuomenė, kurioje pagal įtaką vertinimui darbuotojams moka sąžiningą atlygį, buvo paskutinėje vietoje iš visų šitų 11 parametrų. Tai tikrai, kaip čia pasakyti, tikrai, na, matyti yra visuomenė susitaikiusi, kad atlyginimas yra mažas, nedidelis ir tai neįtakoja įmonės reputacijos ir iš to įmonės net ir, galima sakyti, net ir nelabai tikisi, kaip ir tas besirūpinimas savo darbuotojais kitose vietose. Vienintelį, kas iš to tikisi ir kas tikrai mano, kad įmonės, kurios rūpinasi savo darbuotojais, yra geresnės reputacijos ir geriau vertinamas, tai yra nuomonės lyderiai, kuriems šie parametrai pateko tarp pačių svarbiausiai įtaką turėjusių reitingui kompanijų. Tai čia įdomus dalykas, kad nuomonės lyderiai, nuomonės formuotojai, jie norėtų, kad jie labiausiai iš visų nori, kad darbuotojas būtų sąžiningai elgiamas ir mokamas sąžiningas atlyginimas. Sprendimų priėmėjams norėtų to galbūt visi, bet jiems nesitikė, kad įmonės tai turi daryti ir tai neįtakoja jų reputacijos. Na, tarp mažiausiai įtaką turinčių dalykų beveik visur vienodai buvo įmonės tokie pačios organizaciniai stiprumo aspektai. Tai įmonės yra stiprios finansiškai, beveik visi sakė, kad visos įmonės, kurios buvo šiame sąraše reitinguotos, yra stiprios finansiškai, tačiau tai neturi įtakos jų vertinimui. Na, tai reiškia vienas iš tokių dalykų, kad matyta įmonių bankroto banga, kuri buvo nusiritusi per Lietuvą po ekonominės krizės, jau pasibaigė, nes aš tuo metu sumatęs šiek tiek panašų tyrimą, kur tas finansinis stiprumas ir gerai organizuotas ir puikiai valdomas verslas buvo gerokai
svarbesni faktoriai negu štai čia. Tai tas tikrai yra labai įdomu, nes tai rodo, kad žmonės yra įpratę, kad verslams sekasi gerai, bet tai neturi įtakos jų nuomonė apie tą verslą arba tas įmonės. Dar iš tokių įdomesnių dalykų, tai klientų poreikiai, produktai, paslaugos, tai aptarėme. Visuomenė, kaip nebūtų keista, tikrai įtaką daro, kad verslas yra gerai organizuotas, puikiai valdomas ir apskritai sėkmingai sutvarkytas, kas nėra taip svarbu kitoms dviems kategorijoms. Tai štai čia tokia trumpa apžvalga, manau, kad tikrai šita skaidrė yra pakankamai įdomi, nes jinai aiškiai rodo, ką įmonės, ką verslas turi daryti, kad ta reputacija verslo augtų ir taptų geresnė. Apibendrintai, geriausią reputaciją Lietuvoje turi technologijų centrai bei IT įmonės, o Lietuvos gyventojų nuomonė geriausią reputaciją turi vaistinės bei technologijų centrai. Kritiškumas, sprendimų priėmėjų ir nuomonės lyderių grupės gerokai kritiškesnės, ir etiškumas, sąžiningumas, teikimo paslaugų produktų kokybė, vartotojų poreikių tenkinimas yra tie dalykai, ties kuriais reikėtų susiimti dabar, nes, kaip aš minėjau, kiti aspektai yra vertinami gerokai geriau arba blogiau, bet jie neturi tokios įtakos galutiniam tam indeksui. Tai tiek, baigdamas norėjau dar pasakyti, kad turbūt mes šitą tyrimo tikslas yra kartoti jį kiekvienais metais, nes pirmaisiais metais gali būti ir tam tikros imties klausimų, galų gale tos grupės nuomonės lyderių sprendimų priėmėjų yra palyginti nedidelės, mes galim čia matyti tam tikras galbūt paklaidas, kurios gali atsirasti vertinant vieną arba kitą verslo sektorių. Kita vertus, čia vis dėlto buvo tam tikros didelės įmonės, kurios dėl tyrimo apimties mažumo buvo neįtrauktos. Aš pirmiausia paminėčiau maisto gamybos bendrovės, kurios čia nebuvo įtrauktos, logistikos kompanijos nebuvo įtrauktos, vairios lengvosios pramonės įmonės nebuvo įtrauktos, mažiau dirbančios Lietuvoje į šitą reputacinį indeksą. Galima spėti, kad tai būtų tikrai šiek tiek pakeitę ir papildė turbūt ir tą patį 15. Iš kitos pusės mes taip ekspertiškai pirmajam tyrimui atrinkome tas kompanijas, kurios mūsų nuomonė pastaruoju metu dėjo didžiausias pastangas, tiksliau tuos sektorius, kuriuose buvo didžiausia pastanga konkuruoti dėl reputacijos, nes reputacija yra svarbi tiek didinant klientų lojalumą, tiek ar galų gale parduodant daugiau produktų, tačiau ne tik reputacija taip pat yra labai svarbi, ypatingai ta reputacija tarp nuomonės lyderių ir sprendimų priėmėjų yra labai svarbi užsitikrinant gerą visuomenės vertinimą, priimant kažkokius verslo iššūkius arba įstatymleidystės aplinkoje arba tarkim apsiginant nuo reguliuotojų arba priešingai randant bendrą kalbą su reguliuotojais. Taip pat, ypatingai kai kalbame apie tuos jau paslaugų centrus, ten yra labai svarbus aspektas, yra geros įmonės reputacijos pritraukia geresnius ir išlaiko geresnius darbuotojus. Tai tas taip pat yra pastaruoju metu labai suaktyvėję. Tai šiam kartui tiek. Ačiū labai už jūsų 18 minučių ir pasimatysim, tikiuosi, kad po metų.